Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Šiandien laidoje pakalbinsiu Seimo narį Mindaugą Puidoką. Sveiki. Sveiki. Šiandien Seime įvyko svarbus įvykiai. Išbrauktas iš darbotvarkės jūsų pasiūlytas Seimo nutarimo pakeitimo projektas. Tai gal galėtumėte plačiau papasakoti, kas ten įvyko? Iš tikrųjų, šiandien įvyko Seime tokia pakankamai skandalinga, bet būdinga dabartiniai liberal-konservatorių valdžiai situacija, kad jie ir toliau varžo opozicijos teisės ir neleido man Seime pateikti labai svarbios pataisos nutarimui, galiu net pacituoti tikslų pavadinimą, tai yra Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose. Tai yra tikrai labai svarbus nutarimas ir aš teikiau būtent pataisas jo 11 punktui, kuriame yra siūloma leisti Lietuvai siūsti į karinės mokymo operacijas Ukrainoje mūsų karius instruktorius. Ir šitoj vietoje yra tikrai mums didžiulė grėsmė, jeigu mes šito 11 punkto nepakeisime, nes būtent tam 11 nutarimo punkte ir yra įvardinta, kad Lietuva gali tenai į Ukrainos teritoriją, kur dabar vyksta tikrai tragiškas ir baisus karas, išsiųsti 100 karių. Ir tas 100 karių atrodo labai nedaug, bet realiai tarptautinės teisės požiūrių tai yra milžiniškos grėsmės dalykas, nes tada, kaip ir įvardino NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Lietuva šį sprendimą priims savo riziką, nes NATO kaip alijansas nėra priėmęs ir nežada priimti sprendimo siūsti savo karinės pajėgas į Ukrainos teritoriją ir siūsti savo karius instruktorius į Ukrainos teritoriją. Tai akivaizdu, kad toks Lietuvos sprendimas atimtų iš mūsų valstybės galimybę turėti NATO 5 straipsnio apsaugą, kolektyvinės gynybos apsaugą ir tokiu atveju, jeigu prieš Lietuvą būtų pradėti kariniai veiksmai, kaip atsakas į Lietuvos karių siuntimą būtent į Ukrainos teritoriją, tai NATO 5 straipsnis nebūtų aktyvuotas ir kolektyvinė gynyba Lietuvai greičiausiai negaliotų. Jeigu kalbant apie pačią klastą konservatorių, tai iš karto buvo matyti, kad jie buvo nusiteikę neleisti man pateikti net diskusijoms Seime ir balsavimui šios pataisos, nes jie iškart ieškojo priekabių ir surado tokių menamų priekabių, kad neva aš esu ne prezidentas, tai aš to niekad ir neneigiau, kad aš nesu prezidentas ir niekad aš prezidentų Lietuvos nesiskelbiau, nežinau, Kęstuti, ar teko girdėti, kad aš sakyčiau, kad aš esu Lietuvos Respublikos prezidentas, tai turbūt neteko. Ne, neteko. Tai iš tikrųjų gavosi tokia kuriozinė labai situacija ir jie sako tokius jų manimų ir tokius pataisas į Seimo nutarimus turi teisę daryti tik tai Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai pagal mūsų kaip ir įstatymus ir konstituciją, tai teikti nutarimus gali Seimui, balsavimui tiek Seimo nariai, tiek ir prezidentas. Tai vadinasi, kaip opozicijos Seimo narys aš pilnai turėjau teisę teikti net ne nutarimą, bet pataisas nutarimui. Tai šitoj vietoje, yra labai tokia keista patyrusio konservatorių lyderio Jurgio Razmos klasta, bet jie pasinaudodami tą klastą paskelbė balsavimą dėl mano pataisų išbraukimo iš Seimo darbotvarkės ir dauguma Seimo narių, berods apie net 95 Seimo nariai palaikė Jurgį Razmą. Tai vadinasi, buvo platus palaikymas tiek iš valdančiųjų daugumos, tiek ir iš dalies opozicijos. Ir vos 14 Seimo narių kartu su manimi paprieštaravo, kad šios pataisos išbraukti nereikia ir kad Seimas turėtų ją bent jau svarstyti, bent jau leisti diskutuoti dėl tokios pataisos svarbos Lietuvai. Tai aš nežinau, kuo Lietuva šioje vietoje skiriasi nuo tokių šalių kaip Vokietija, Jungtinė karalystė ar Prancūzija. Ar teko, Kęstuti, pačiam girdėti, kad net Prancūzijoje, apie kurios karių instruktorių siuntimą neseniai buvo paskelbęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Sirskis,
Net Prancūzijoje dabar vėl tas procesas sustojo vis tik tai ir vyksta diskusijos ir jų spauda apie tai rašo. Tai vat, kokią pačią nuomonę? Tai dabar apskritai kiek šalių sutinka siūsti, o čia įdomiausias klausimas, nes jų tikrai nėra daug. Čia esminis klausimas, kad kol kas, vėlgi, aš tą įvardinau ir Seime, kad kol kas visoje Europoje tik vienintelė Lietuva yra išreiškusi tokį norą siūsti savo karius instruktorius į Ukrainą ir sako apie tą norą atvirai, viešai ir yra priėmusi valstybės mastu savo parlamente nutarimą, kuris leidžia tą daryti. Bet kol kas nei Prancūzija, nei viena kita valstybė nepatvirtino, kad jos yra priėmusios sprendimą oficialiai siūsti karius į Ukrainą. Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes vėl susidurime su tokia situacija, kai mūsų visa valstybė, mūsų žmonės yra tiesiog kišami po to karo volų ir tai yra baisiai pavojinga situacija. Man tikrai yra labai neramu dėl šios situacijos ir akivaizdu, kad jeigu dabar, vat, kaip sakyti, ėmusis papildomų tų veiksmų nepavyks mums sustabdyti šio nutarimo galiojimo, tai tiek Ingrida Šimonytė, tiek krašto apsaugos ministras Kasčiūnas, tiek užsienio reikalų ministras Landsbergis, visi jie yra pareiškę, kad Lietuva yra pasiryžusi savo karius instruktorius į Ukrainą siūsti, jeigu Ukraina to paprašys. Ir aišku, gal, vienintelis dalykas, kuris kol kas juos pristabdo, kad Prancūzija dar pirmoji tų savo karių instruktorių į Ukrainos teritoriją neišsiuntė. Bet jeigu tik Prancūzija tokį sprendimą su Makronu ims ir priims, tai praktiškai galim būti garantuoti 100%, kad Lietuva bus sekanti valstybė, kuri tą padarys. Ir vėlgi mes negalim būti tikri, kad mūsų karštakošiai arba, nežinau, galbūt tiesiog net sakyčiau, išdavikiškai, mano asmeninė nuomonė, besielgintis su mūsų valstybės ir žmonių saugumu, politiniai dabartiniai liberal konservatorių lyderiai, kad jie nepaims ir tiesiog, patys pirmieji nesutiks tų, kaip sakyt, karių instruktorių išsiųsti į Ukrainos teritoriją. Tai vėlgi būtų tikrai tokia, vadinkim, katastrofiška situacija ir šitoje vietoje mes, Kęstuti, privalėjom ieškoti dabar kitų sprendimų, kadangi matom, kad valdantieji gudrauja ir tiesiog teko tartis su kitais Seimo nariais ir iš tikrųjų buvo tas toks detalus mūsų opozicinės, kaip sakyti, tokios tos nedidelės grupelės apsitarimas ir Valius Ąžuolas pateikė tokį, sakykime, puikų siūlymą, kad tą mano pataisą paversti rezoliuciją. Ir šito išdavoje gimė rezoliucija Seimui, kaip neseniai konservatoriai teikia kartu su liberalų sąjūdžiu ir jų Seimo narių Lopata rezoliuciją dėl Sakartvelo, kur jie bandė kištis į Sakartvelo kaip į nepriklausomos valstybės vidaus reikalus, reikalaudami, kad Sakartvelas nepriimtų užsienio agentų įstatymo. Tai turbūt irgi teko apie tą situaciją girdėti, kad Landsbergis ir važiavo į Sakartvelą, tenai kalbėjo 30 000 susirinkusių mitinguotojų miniai, nors su savo lietuviais buvo riaušės, nekalbėjo nieko. Tai tikrai yra situacija sudėtinga, bet mes ėmėmės tokio pačio tada žanro ir gudrybės, kaip kad valdančiųjų dauguma, ir kreipėmės per rezoliuciją, kad šis nutarimas vis tik tai būtų į pataisos, tiksliau šiam nutarimui, būtų teikiamos ir raginam kartu su šia rezoliucija, kad vėlgi pacituosiu, raginam Lietuvos Respublikos prezidentą teikti patikslintą teikimą Seimui, siekiant pakeisti minėtą nutarimą dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose, tą minėtą 11 punktą, kuris leidžia mums mūsų karius siūsti į Ukrainą. Ir tikrai prezidentas sulaukė didžiulio visuomenės pasitikėjimo ir daug balsų surinko antrajame prezidento rinkimų ture ir mes esam kaip opozicijos nariai įsitikinę, kad Lietuva kaip demokratinė valstybė
tokių svarbių, sakyčiau, kertinių, esminių, gyvybiškai svarbių klausimų mūsų valstybės ir žmonių saugumui, privalo bent jau diskutuoti, privalo įvertinti grėsmės esminės, kokios kyla priėmus šį sprendimą, o ne aklai priėmus šį sprendimą judėti link karo su Rusijos federacija. Tai aš manau, kad tokio karo provokavimas, vėlgi tai yra mano asmeninė nuomonė, kad tokio karo provokavimas yra nusikalstamas dalykas ir tai yra akivaizdi grėsmė Lietuvos valstybingumui. Tai Mindaugai, labai džiugu, kad jūs ėmėtės tokių iniciatyvų, nes tai yra tikrai labai svarbu ir ši grėsmė yra reali ir labai didelė. Dar kartą ačiū, kad pranešėte, kas įvyko Seime, nes manau, žmonėms tai labai svarbu sužinoti ir ačiū, kad dalyvavote laidoje. Ačiū labai, Kęstuti, kad pakvietėt ir mano kvietimas visiems žmonėms, iš tikrųjų rašykite laiškus Seimo nariams, rašykite laiškus prezidentui Gitanui Nausėdai su paraginimais svarstyti pataisas šiam nutarimui, o prezidentui su paraginimais teikti šias pataisas šiam nutarimui, dėl to, kad būtent nuo to, ar bus galimybė mūsų karius siūsti į Ukrainą ar ne, aš manau, priklausys šios vyriausybės ir šios Seimo sprendimai. Nes jeigu tokios galimybės nebus, tai akivaizdu, kad ši grėsmė mums, bet kokio karo grėsmė šiais metais išnyks. Ir aš manau, kad visų mūsų yra didžiausias tikslas, didžiausias noras ir siekis, kad Lietuvoje būtų taika ir kad mūsų žmonės būtų saugus nuo tų karo baisumų, kurios šiandieną patiria žmonės Ukrainoje ir Gazoje ir kitose pasaulio vietose, kuriuose vyksta tie baisūs karai šiuo metu. Tai ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.